Sveiki, brangiai. Nu va, pasiėmiau dar vieną bylą. Bylos kopiją pagaliau. Tai čia bus pačios pirmos bylos kopija, kur aš buvau nukentėjus byloje. Ir ten tokių įdomių sprendimų buvo teisėjas priėmęs, kad, čia gali nuskambėti ne tik per visą Lietuvą, bet ir per visą Europą. Su dar vykstančiais 2 mano teismais čia viskas susijęs ta byla. Dėl tos bylos Baškienė terorizuoja mano šeimą, mano brolius, mano tėvą dėl šitos bylos. Tai aš nežinau, ar čia teisėjas, koks šitas teisėjas dabar. Nesvarbu dabar tos pavardės, nesurasiu staigiai. Kas žino, kaip pasiaiškins ir kiti teisėjai, kurie dalyvavo tiek šitoje byloje, tiek kitose bylose, pagal kokius kriterijus skiriamas skirtingas baudas už tos pačius nusikaltimus. Taip bus įdomu. Įdomu padiskutuoti, pamatyti jų pasiaiškinimus, kur už antausi ne tik teisiama esu 2 kartą, bet esu nubausta kokį 100 kartų didesnę bausmę negu žmogus, kuris sumuša žmogų, kur visas kūns mėlynėm buvo nusėts. Va čia tai įdomu, kaip čia bus, kaip vertins žmonių teisės teismai, kaip moterų teisės teismai šitą irgi vertins. Kodėl moteris yra, kaip savo, nubausta, nors nukentėjus, bet vis tiek nubausta. Pripažinta kalta, bet nubausta. Va, dėl to, kad kreipėsi pagalbos. Bet pas mus Lietuvoje taip yra. Jeigu tu kreipiesi pagalbos, jeigu tu keli klausimus, tave nubaudžia. Tave sumuša, tave persekioja. Kai kurios net nužudo, išvyja iš valstybės. Ir tą daro ne tik praeita valdžia, bet ir dabartinė valdžia. Socialdemokratai, su Ruginiene, su prezidentu. Nieko nedaro. Mano parašytas laiškas į Amerikos ambasadą buvo tik pradžia. Jau atėjo informacija, kad gavo atitinkami žmonės šitą laišką. Ir čia yra pradžia. Palaukit, kai gaus visas ambasadas visoje Europoje. tą laišką su dokumentais visais. Tai nežinau, ar Ruginienė norės važiuoti kokiam vizitui į užsienį su prezidentu. Žiauru, kas vyksta. Čia žiauru yra. Dar sužinojau šiandieną, kad ten tokiam vienam centriuke lankiausi prieš naujus metus. Ir pasirodo, jos užsipuolė tarnybas su saugumu ir uždarė tą centriuką, nes aš ten lankiausi. Įsivaizduojat? Jeigu tokia lygia, nes persekioju, žiūriu, kur aš einu, ką darau, su kuo bendrauju, persekioju tos žmonės. Kažin kirpyklą irgi uždarys, kur lankausi. Ar kur masažas daraus irgi uždarys. Ar link to link einat? Ubagai, jūs ubagai. Jūs man nieko nepadarysit. Jūs galit man išgąsdinti, galit sumušti, išprievartauti, bet nieko negalit padaryti. Galėsit ir nužudyti, jeigu norėsit. Bet patys mirsit. Visi, kas prie to prisidėjot. Čia kažkam tai kažkokie žaidimai vyksta, kažkam labai juokinga. Pažiūrėsim, kas čia juoksis paskutinis. Ruginienė. Pažiūrėsim, kas čia juoksis paskutinis su prezidentu. Visokiais Sinkevičiais ir dar visokiais kitais valstiečiais, kurie žmonės, kaip sakant, žiauriai apgaudinėja. Ir netgi su dabartiniu referendumu dėl konstituciją įtvirtinti dėl šeimos statusą. Kam reikia taip žmonės apgaudinėti ir meluoti, kad organizuojate referendumą patariamai, kuris nieko neduoda. Jokios realios rezultato realaus nebus. Jeigu privalomai padarytumėt, tai tą suprantu, kad, kaip sakant, privalės jau Seimas su vyriausybė ir prezidentu konstitucijai įrašyti. O patariamasis jisai nieko.
Žmonės ateis, subalsuos, bet jisai liks, va, tik tais patiriamasis. Niekam neįpareigos pakeisti konstitucijas. Tai nemeluokit, neapgaudinėkit žmonių valstiečiai. Ir šiaip, nu, jūs iš visą, man nežinau, padugnės esat, bent jau Šiaulių rajone. Kaip jūs elgiatės, kaip dangstat savo aferistės, tokias kaip Baškienės, kaip teisėjus, kaip sakant, sundat, tarnybas. Ir visą kitą, vandenis užsakinėjat. Nebaigėt, kaip sakant, kelius tvarkyti, nes kažkam tai kerštą reikia padaryti. Čia greičiai žinutė Šiaulių rajono merui, Asilui tam, kuris nesugebėjo sutvarkyti gatvės, nes kažkam tai matai keršį, nes kažkam nepatiko Baškienė, jos nesąmonės. Nu, aš nežinau. Jeigu nori dėl Baškienės visi lėkti iš Seimo, prašom. Prašom. Man tai kas, bet turės lėkti kažkas tai. Tiek visi skvernelistai ir visi, kas su Rima Baškienė turi reikalų. Nu, su tokiais aferistais, kaip prasideda, tai visi patys aferistai paliek. Tai gėda turėtų būti Žemaitaičiai labai, kad su tokiais dirba. Ir stebėtis, kad jisai jam nesisek ir jisai puolams, dergiams su šūdais. Tai nereikėtų. Ir nereikėtų Žemaitaičiai, kaip sakant, eskaluoti visokias LRT apklausas, kurios, nu, nebuvo apklausas, o tiesiog parašyti, žmonės rašyti. Pagal taip, kaip kažkam tai labai naudinga. Nemeluokit žmonėm ir nelaikykit kvailiais žmonės. Tai tiek ir iki.